Labadiena, šiandien su mumis turime marketingo projektų vadovę ir šiandien mes ją pakalbinsim. Viktorija, beje. Labas, malonu susipažinti. Malonu. Ir mum. Ne pirmą kartą, bet. Tai ką labiau gal norėtume, kad pavyzdžiui, kad žmonės labiau, kad nežinantis tavęs arba ką tu darai, kad trumpai pasakytume apie save gal. Ką darai, kaip tu žmonėms asocijuojasi, gal irgi kur tave labiau mato. Paprastai, trumpai, tai sakau, aš esu Viktorija, moteris, 4 vaikų mama, o mano namai praktiškai yra čia, Panevėžio kolegijoje, nes joje praleidžiu daugiausiai laiko per parą. Atsidavimas. Dažniausiai ir matome visą laiką. Taip. Savam kambarėlį. Su energijos plūšio ateina tokius, Visada taikingi tavo irgi viskas labai smagu būna. Tai va. Tai jeigu pradedant, tai kodėl ką studijavai ir kodėl pasirinkai būtent marketingą, kodėl kaip galiausiai atsidūrė tam pačiam šitam sferai prašiausiai, nes toks atrodo, jeigu pati užsiminiai buvai, kad dirbai radijoj, tai čia gal kaip ar tas visą laiką buvai kaip scenos žmogus, kad tas pats ar ne, kad... Man atrodo, kad viskas gyvenime susidėlioja taip kaip turi būti. Iš tikrųjų, ištakos tos, kai ieškojau savęs, kuo aš noriu būti, mane kamavo labai 11-12 klasėje, kaip dabartinius turbūt abiturientus, ar ne, kur čia stoti, mama sakė, ten, mokytoja va ten, kadangi mokiausi gerai, sakė, turi čia gerai studijuoti, aš sakiau, man patinka fizika, matematika, aš noriu stoti statybą, sakė, baigtų, ką tu juokauji, nepamiršk, kad tu mergaitė, ar ne. Ir šiandien dieną turbūt, kai pasižiūriu tą Lamai BPO siųstą laišką su pageidavimais ir ten matau viską praktiškai, kur keliauju šiandien dieną, ar ne? Nes ten norų sąraše buvo tokie dalykai, kaip studijos baigtos ekonomikos yra, bet buvo noras studijuoti žurnalistiką, politiką, kultūros vadybą, renginių organizavimas. Na, aišku, statybos dar ir nepaliečiau, nes ten paskutiniai norų sąraše, kažkeliolikta, buvo statybos inžinierija, bet dar vis pajokauju ir paerzinu dėstytojus, kad dar galiu tapti jūsų studentų čia Panevėžio kolegijoje. Tai kažkaip viskas taip nuosekliai ir dėliojosi. Visų pirma, man visą laiką patiko kalbėti, o kai moka už kalbėjimą, tai yra nuostabiausias dalykas, ko gero, ar ne? Tai pirmasis darbas ir buvo radijo stotyje Pulsas, čia Panevėžyje, kur teko išbandyti įvairiausius dalykus, pradedant horoskopų skaitimų ir kalbėjimo apie trendus, kokios spalvos šiandien dieną madingos, ar ne, tai pirmoji vesta laida, jau už kurią gavau pinigus, tai buvo būtent ta dienos popiečio laiku, kai vedėm su kolegi ir tiesiog mergaitiškai plepėdavom. Vėliau teko ruošti žinias, skaityti žinias, kalbinti įvairius pašnekovus, garsinti reklamas ir prisiliesti prie įvairiausių darbų, grindų šlavimo ar ne radijo studijoje. Tai buvo darbas, kurį su didelė meilė dirbau. O paskui kažkaip nuosekliai iš radijo mane pasikvietė dirbti į politiką, Seimo nario padėjėją, o paskui kažkaip taip žingsnis po žingsnio dėliojosi, kad pasibaigiau magistrą su noru dėstytojauti, nes tai dar viena platforma kalbėti, tik tai kalbėjimas jau tampa kito lygio, ar ne šiek tiek. Tai ir kažkaip tas kelias atvedė iki aukštosios mokyklos čia Panevėžyje, Panevėžio kolegiją. O tai kolegija buvo pats pirmas marketinginis darbas, ar buvo anksčiau prieš tai susijusių panašių? Tai taip, kad tiesiogiai su marketingu, tai taip, pirmas. Prie renginių organizavimo teko prisiliesti nuo paauglystės, ko gero, nes teko visada dalyvauti mokinių parlamento veikloje, jaunimo organizacijose, apskritajam stale veikti, organizuoti, komunikuoti. Tai ta veikla buvo artima ir jau pažįstama. Man tai paminėjai tą būtent gerą tą temą, tą pačią, kad 11, tai pačioje 12 klasėje, kai visiems tai irgi tuo metu daug nežinomų, neatsakytų klausimų ir kai pasako, tai ką veiksi, ką toliau, kokie keliai bus ir nes tada, bent jau man, kai būdavo jauniausiai, aš tiesiog matydavau, kaip sesija buvo, tada tik žiūriu jau tada jau truputį užsimena man, bet toks tada per brolę tada eina ir tada toks galiausiai jau toks, žiūrėk, ant dienų to ir man pradės tada toks irgi. Tai kaip tau tas pats, kad atsakai gal savo į tą vidinį klausimą atrodo, arba nežinau, kad išryškinai galvoji, ar atmetimo būdu, ta prasme, ką gal pasakytum gal jauniems žmonėms, kurie gal nesijaučia savo tokioj, kaip sakant, kėdėj, nes atrodo, galiausiai nori su inžinierija, bet pasirinkai
kaip socialinį, ta prasme, ar ne mokslo tokia. Tai. Man atrodo, kad man susidėlioja taip, kaip turi būti viskas ir aš visai nesigailiu to, kad aš pabaigiau ekonomikos studijas, nes tai davė bendro supratimo apie pasaulį, ar ne, tokio bendros patirties, kas pravertė tiek vedant laidas, tiek kalbinant pašnekovus, nes jautiesi kompetitingas kalbėti daugiau, ar ne. Iš kitos pusės diplomas yra svarbu ir kartais netaip svarbu, kokios srities jis yra baigtas. Tai šiandien dieną, jeigu aš grįžčiau 12 klasę ir šiandien dieną aš savo dukrai, kuri šiandien 10-okė yra, sakau, neskubėk, gal verta po 12 klasės nestoti. Pasaulis negriūna, tu turi tiek galimybių, tu gali keliauti, gali savanoriauti, gali dirbti, gali stažuotis, išbandyti save įvairiose sritise. Ir tik tada stoti, tau nebūtina, tie vieni metai, tu nieko neprarandi, tu įgyji realiai patirties, pažinčių, ar ne, gal net randi savo vietą pasaulyje. Tai man atrodo, tas svarbiausias dalykas yra nepasiduoti aplinkos spaudimui. Ypatingai, kai sako, tu gerai mokaisi, tai stok, arba tu visai čia blogai mokaisi, nieko šitas nebus, varyk ten. Nu ne, stop reikia pasakyti, o ko noriu aš. Bet aš kaip ta vedinė, tokia kaip tarpusavį savo gale, kad, žinai, tas irgi atsistojimas ant savo kojų, kad pasakyti ne, irgi kad būna sunku, nes jeigu tu vis tiek vos nepriklausomas nuo tėvų, išlaikomas visą kartą, toks vis tiek pasiduodi šokiam tokiam spaudimui. Nu, ko gero, taip, nes, kas tau duoda kišenpinigių, ar ne, kur tu gyveni, miegi ir su kuo valgai. Tai. Bet šiaip, jeigu esi 100% neapsisprendęs, tai tikrai tie metai, manau, padeda kai kuriem. Tai visada laimingiausi yra tie, kur sako, aš būsiu daktaras, aš būsiu karys, o aš ten noriu teatre vaidinti, ar ne? Tai yra žmonės, kurie turi pašaukimą. Bet labai daug yra tų dvejojančių. Tai man atrodo, kad svarbiausia, tai dar mokyklos metais jau galime išbandyti savanorystę, stažuočių programas, tai reikia tik paieškoti tų galimybių, o šiandien dieną jų yra labai daug ir labai plačių, jo labiau, kad mes turim karjeros specialistus mokyklose, kurie gali visada patarti. Man tas labai patinka, kad tavo tas irgi pasakymas, kai tu savo istoriją pasakai, tas bandymas paprasčiausiai, kad nesėdėjimas ant savo subinės, kaip liaudiškai pasakyčiau, tas išėjimas iš savo komforto zonos, kad ir tu sakai, tas padirbi radijas, žinai, kad ir toj pačiam radijai tenais žmonės kalbini, tenais įgarsinė tenais laidas, ar tenais ir tos pačias žinias, tos pačias, ar ne, naujienas, ar tenais reklamas, bet irgi, nes toks savotiškas tarpusavio tas, bendras ratas susidaro, toks požiūris tau, ir man tas labai patinka, kur kiekvienam tam naujam dalykam niekad nesijauti gerai, nes dažniausiai visą laiką būsi, niekad nemokėsi tenais, ir paskui su laiku toks atrodo, o kažkiek biškį geriau, kažkas geriau. Tada pasižiūrė toks, o blemba, man jisai gal tai... Ir čia yra tas, žinai, pasimatavimas. Tarkim, darbas tokiam radijui, tai aš supratau, kad, pavyzdžiui, man pardavinėti reklamas yra žiauriai sunku ir aš pardavėjas būčiau pats blogiausias, galėjau viską uždyk atiduoti, tik tai man neliepkit parduoti ir prašyti už tai pinigų, ar ne? Nes, man čia yra labai sunku, tai supratau, kad pardavimų vadybininkas iš manęs būtų tikrai nekoks. Geresnis būčiau logistikos vadybas, nes namuose visai puikiai pavyksta suderinti, kas kur kada išvažiuoja ir kada kur parvažiuoja. Kaip, ar ne? Taip, tai tada supranti, kad, tarkim, būti žurnalistu, ar ne, irgi yra ne man, nes reikia turėti tokio naglumo ir negailėti žmogaus lysti jam į dūšią. Tai man tada skauda, gaila, kam kompromituoti, kam provokuoti, žinai, taip jautiesi nepatogiai. Tai va čia yra galimybė pasimatuoti netgi vienoj darbovietėj save keliose pozicijose. Šiaip kalbant apie tą pasimatavimą, tai aš irgi mokyklos laikais atlikau praktiką. Ir būtent taip atsimečiau vieną kryptį, į kurią norėjau eiti. Kas tai buvo? Norėjau būti gidė. Norėjau važinėti tolimasias keliones arba tiesiog, kad ir kitoj šalyje būti vietinė gidė. Ir atlikau praktiką turizmo centre, prisiklausiau visokiausių pasakojimų, pabandžiau pati pravesti net savo mieste tipo ekskursiją. Nebenoriu. Daug aikštingų turistų. Tiesiog labai sunku komunikuoti su didelė grupė, kai tu jos vedi kažkur, visi nori nulėkti, visi nori pabėgti, tą pamatyti. Ir sakau, ne man. Bet žiūrėk, gal paskaitas su mažesnėmis pačiomis grupėmis, kad irgi kad tą gali. Dabar aš jau čia. Gal ir tau logistikos seksis. Matys.
Nu, man tai pavyzdžiui, tas pas, bent jau kas iš technologinės pusės, kad jeigu tą bestudijuojant, man kas buvo sužavėję, tai avo modeliavimas gal labiausiai, kai buvau moksleivių namuose tą lankiau. Ir tas ypač, kur tas būna tiesiog su savo rankam, kada tu kažką padarai. Tas irgi vis tiek įdomu, ar ta prasme tas visas procesas, kur nuo litavimo, ten sudėliojimo, prisukliavimo ir panašiai, ir testavimo. Tai va tas būna gal įdomiausiai, bet aišku irgi to socialinio tų įgūdžių, kas pasibi, kad labai reikalingas tokiam darbuose, kur technologinėse ar srityse. Tai va, pavyzdžiui, kada teko, kad pardavimuose dirbti irgi, kada gyvai ten 25 000 teko užkalbinti žmonių gyvai, tai savotiškas vis tiek, ta prasme, toks perlauži save, kaip nori, nenori tekstai irgi. Tai va, faina būna. Kartais, žinai, pagauni tą azartą tokio, aš turiu tai padaryti, ar ne, man teko pardavinėti. Kas buvo keisčiausias mano darbas, per tai ir trumpai teko dirbti po keletą mėnesių tik tai, tai telefonu parduoti CRM-us ir interneto svetainės. Tai kažkoks kosmosas, kai tu pats nesupranti, kas tas CRM-as yra, tai aš supratau, kad geriau pardavinėsiu interneto svetainės. Ir tada pradėsiu per pažįstamus skambinti pažįstamom įmonėm ir parduoti. Tai labai keistas buvo, labai juokinga, šiandieną gal šiek tiek gėdinga, kad aš pardaviau tuos produktus, ar ne, nes, iš tikrųjų, tai tu gali pasidaryti visiškai nemokamai pats platformose, ar ne, bet, irgi tai būdavo tam tikras azartas. Aš turiu parduoti, žinai, tas pagauni tokį galų gale, kai tave daug kartų tau numeta ragelį, tave siunčia kur nors toli, išvadina visokiais žodžiais, tai galvoji, aš galiu, aš tai padarysiu. Tai tas irgi vyksta persilaužimas, įveikti tam tikras sudėtingas užduotis. Mes tiesiog būdavom bent jau maha, kai darbė, kai žaidžiam tokį žaidimą. Pabandyti surasti, gauti 10 ne. Toks tipo, nes ir toks vos nestatistiškai, kad būdavo, jeigu 10 ne, tai žiūrėk ir bus ir taip, ta prasme, gaunas. Ir toks savotiškai paskui, bet nes tu toks vos užsimotyvuoji tais negatyviais dalykais, atrodo, tais pačiais, kad tu toks, žiūrėk, žmogus sutiko, gerai. Žiūrėk, ant 7 sutiko. Toks tipo, toks, žalia rupūžė, tu toks tipo, vis tiek negavau tą 10 ne. Ir toks kaip bingo žaidži, tai va, vėl toliau važiuoju, vos negauni. Tai buvo faina. Čia kai filmuodavo, tai ne? Filmuodam irgi būdavo veris. Tai gerai, kaip gimė idėja vesti renginius? Ar kai įsidarbinai jau žinojai, kad bus tavo tokios pareigos, ar čia su laiku atėjo viskas? Ar ji gimė, aš nežinau. Gal aš su ja gimiau. Kartais taip atrodo, iš tikrųjų nekukliai. Nes renginius pirmuosius teko vesti ir už juos gauti pinigus, tai dar mokyklos laikais. Kai teko vesti expo parodas Manieže. Tai labai gerai prisimenu, kaip teko gauti bart nuo žymios choreografės Zitos Rimkuvienės, nes pasakiau grandinėlė, o ne grandinėlė. Nes pavadinimas buvo tas grand užrašyta didžiosiom ir aš pasakiau grandinėlė, nes taip kažkaip, žinai, kai tau 19 ir užrašyta didžiosiom žodis grand dideliam raidam, tai kažkaip, tai va tokių smagių kurioziškų situacijų buvo, tai ta patirtis atėjo iš mokyklos laikų dar, nes teko vesti renginius mokykloje, tai man toks labai natūralus tas stovėjimas scenoje ir labai patinka. O tai kaip būtent kolegijoje visas šitas atsirado? Žinok, neprisimenu. Tikrai neprisimenu, kodėl aš pirmą kartą išėjau vesti diplomų teikimo šventės, tikrai negaliu pasakyti. Bet dabar net neatgaminu to momento. Tiesiog ką daryti, einam ir darom, ta prasme, toks jėmė užjauti. Kodėl ne? Aš dabar jau galvoju, žinai, taip kiekvienais metais, vis tiek žmogus sensti, nebe toks patrauklus daraisi, kada sakys, kad tavęs nereikia ir kaip reikės ramiu veidu tai priimti, kad tu jau nebetinki šitam darbui. Ne, dar toli. Dar ir su mumis, dar ir po mūsų, dar vis tiek reikės. Varysim? Taip, gerai. Jeigu kartu, tai ką jau. Faktas. O tai kaip visada toks senas žmogus savim laikysi ar ne, kaip tik nežinau, gal, ar toks natūralumas gal tau iš tiesiog. Scenos žmogus, tai man čia toks labai baisus žodis. Man atrodo, kad scenos žmonės tai yra aktoriai, artistai, dainininkai, ar ne? Tai tas, nesu aš scenos žmogus, tiesiog man patinka kalbėti. Man patinka viešai kalbėti. Pasimti gal tą pačią energiją iš būtų. Ir atiduoti, ir pasimti, ir stebėti, kaip reaguoja auditorija į tavo kalbėjimą, ar ne, kas veikia, kas neveikia, kaip galų gale tas adrenalinas, kai tu atsistoji prieš didelį būrį žmonių ir matai juose lūkesčius. Tai va šitas veža ir man labai įdomu yra. Faini. O kaip tau, Vika?
Dar su tavim neteko vesti renginio. Martynas, jau žinau, kaip jaučiasi šalia, jau jaučiu. Na, aš jau prasibandžiau ant Bravo. Tai ką žinau, nėra taip jau baisiai baisu. Bet... O kaip su malonumu? Prie to dar reikia priprast. Vis tiek dar tik pirmas renginys, kurį vedžiau, tai dar reikia prisipratinti. Gerai, mes papratinsim tave su šitą mintim, paieškosim sceną, ar ne, Martynai? Toks sakys, tai va, proga tau pasireikšti, prašom, toks taip irgi, bes paskait. Numeta tiek lapų scenarijų. Bet labai smagu, va, irgi gali save išbandyti, tinka, netinka, limpa, nelimpa, patinka. Aš irgi visur einu. Tas komunikacija vis tiek labiausiai reikalinga, kur be pažiūrėjus, atrodo, gebėjimas komunikuoti komandą, gebėjimas komunikuoti pačioj tarpusavim rate, su šeimos narys irgi, kad tas vis tiek prasiduoda galiausiai. Nes jeigu tu moki per išreikštą emociją, kad kokią tu jauti gal šiuo momentu, arba užkurt žmonės, manau, tai vienas geriausių tų pačių dalykų. Čia truputį kiti dalykai, mokėti išreikšti, ką dabar jauti ir, ir parodyti save tokį, kaip nori parodyti. Čia tokia takoskira, taip. Jo, kaip jautiesi, gal nerodysi per kiekvieną renginį. Faktas, dabar toks ateini. Čia tikslas yra neparodyti. Persona grandė užsidėdė toks tipo, nuvažiuojam. Jeigu buvo apie studentus ir moksleivius kalbant, tai kaip sugalvoji naujas idėjas, kuriuos patrauktų abiturientus paprasčiausiai, iš marketingo gal pusės paprasčiausiai? Dažniausiai jos gimsta taip. Ir vienu metu toks būna daug, arba kur nespėjai net rašyti, toks į palaukit. Taip, ir aš esu šiaip žmogus pelėda, tai man labai dažnai naktį gimsta tos idėjos, tai aš labai džiaugiuosi turėdama supratingą vadovę. Skyriaus vadovai dažniausiai atakuoju žinutėm tada naktį ir, žinai, reikia padaryti va tą, arba ateina savaitgalį kažkoks tai idėjų srautas ir, dabar, pavyzdžiui, jinai išvykusi komandiruoti ir aš negaliu pasidalinti čia ir dabar, ir man taip knietė, žinai, ir aš tada spaminu ten žinutėm ir darausi screenshotus, kad nenuplauktų tas srautas ir kad aš tų idėjų nepamesčiau. Tai man atrodo, jau kai grįžtai, dabar jau ten darysim. Oi, kiek bus darbo. Taip. Tai tik pažiūrė, ką čia buvau? Va čia ir tas taip. Bet žinai, kartais, kai būna, jeigu iš karto nedarai, tai paskui nebetrodo taip faina. Ir tada be to užsidegimo jau ta idėja, net jeigu jinai buvo gera, turbūt nebepaeina. Tai yra labai svarbu griebti čia ir dabar ir daryti, kol tu degi ir tiki šito dalyku. Bet kartais, kai ir pradedi, jau tiesiog, tai čia nieko gero nebebus. Būna ir taip. Tai čia toks labai natūralus, taip. Atmetimas. Kas 10, žinai. Tas pats bingo. Tai gerai, toliau kalbant apie studentus, ar matai skirtumą tarp dabartinių studentų ir tų, kurie anksčiau studijuodavo prieš kelerius metus? Kaip keičiasi jų ten požiūris ir į mokslus, ir į renginius? Jau aš tokia sena atrodau. Tai dabar aš sakiau apie kelerius metus. Ne, tai man atrodo, tie keleri metai iš tikrųjų studentų nepakeičia labai. Kaip buvo tų fainų studentų, taip ir yra. Ir mes kiekvienais metais labai džiaugiamės atrasdami naujus studentus, kurie keliauja su mumis po regioną, po mokyklas, renginius atstovauti. Aš labai džiaugiuosi ir turiu šitą tokį norą dar padirginti studentus, kurie sėdi koridoriuose, aš juos ten pakalbinu, lendu, kaip ta tokia sena priekabiteta, žinai, labas, kaip gyvenat, ko laukiat, ką čia veikiat, žinai, ką čia žaidžiat, ką telefonuose scrollinat ir panašiai. Tai iš tikrųjų aš to skirtumą nematau. Aš mačiau vieną skirtumą, galiu lygintis, kai aš buvau studentė, ar ne, ir dabartinius studentus, bet vėlgi tai yra truputį nesulyginama. Aš studijavau, tas pirmas įspūdis, aš įstojau Vilniaus universiteto, Kauno humanitarinį fakultetą, į ekonomikos studijas ir tos pirmas paskaitos, žinot, kai stovi prie auditorijos, dar čia nieko nepažįsti, mūsų srautas ten didelis, 70, 90, nebežinau tų studentų, atsidaro auditorijos durys ir visi bėga auditoriją ir jie susėda pirmos eilėse. Tai man buvo toks siaubas ir galvoju, kas čia dabar bus ir kaip čia reiks kartu studijuoti 4 metus, kodėl jie taip keistai elgiasi iš tikrųjų. Tai tokį skirtumą matai, nes čia auditorijose studentai elgiasi taip kaip mokykloje, eina į paskutinius suolus ir tu turi eiti į vidurį auditorijos, jeigu nori su jais pasikalbėti, ar ne, kad būtų tas ryšys kažkoks. Tai tokie įspūdžiai apie kitokius studentus. Kaip galvoji, dėl ko ką gal pasakyti gal tiem patiems studentams, kurie gal dvejojantis būna, gal kažką prisidėti arba bijantis, nežinau, gal
Arba, ateik čia. Arba nenori. Ateik čia, su mumis labai faina. Iš tikrųjų, tai mes su studentais stengiamės bendrauti kaip lygiais, ar ne? Tai mes varom kartu. Jo labiau, kad mūsų... Kas man vienas labiausiai tą patinka čia dalykų, ta prasme, nesijaučia to, kur kaip iš viršaus dar kažkas tada. Nes iš tikrųjų, dauguma studentų dabar netgi jie nėra iškart po vidurinės, ar ne? Jie yra jau vyresni, ypatingai pas mus kolegijoje, didžioji dauguma jau yra turinti šeimas, darbus, galbūt kažkokios tai patirties vienokios, kitokios. Tai tu su juo gali atsisėsti ir pasišnekėti, žinai, ką vakar vakarieniai gaminai, kas sode užaugo, kokį gerą filmą žiūrėjai, kokioje atrakcijoje, pabėgimų kambarį dalyvavai. Tai ir tuos studentus taip ir stengiasi tada, kad, jeigu davai varom dabar čia į Biržus, tai gal nuvarom prie Biržų pilies, žinai, buvai, nebuvai, davai varom. Arba studentas sako, žinai, aš čia esu pasvalietis. Yra toks šaltinis, kur smirdi. Varom, varom pažiūrėti, kas čia per šaltinis, žinai. Tai toks ir gaunasi daugiau draugavimas negu dirbimas. Toks bendruomeninis šeimos atrodo vos ne kaip kūrimas, ta pati kaip kolegė. Taip, tada aplaudam, kai diplomą įteikiam, galvam, viskas, dabar laukiam naujo kažko, naujo šviežio. Kas toliau? Taip. Taip, labai smagu. Šiaip, jeigu toks hipotetinis, gal tas pats, jei galėtum sukurti vieną fantastišką renginį, kuris niekad negalėtų įvykti realybėje, koks jis galbūt? Kosmosas įvyktų. Negali būti, kad neįvyktų. Tai man atrodo, jeigu gimsta kosmosinė idėja, jinai yra įgyvendinama, 5 eiliai laukia kitos savaitės, sakau, grįžtančios vadovės ir varysim ir darysim. Ne visos paina taip, kaip įsivaizduoji, nes kartais ten fantazijai, tai jos būna tokios, tai padarai žiūri, ok. Gal gali vieną truputį išduoti mintimis tarpais? Ne. Negaliu. Geriausi dalykai ištinka netikėtai, tai jeigu jūs ruošitės, jau nebebus taip faina, kaip galėtų būti. O tai kokie artimiausi renginukai laukia? Artimiausi, laukiamiausi, tai turbūt man visada laukiamiausias yra Lauro konkursas, į kurį kviečiam gimnazistus ir profesinių mokyklų mokinius dalyvauti. Čia toks asmeninis kūdikis, kai mes su kolegė Laima visą naktį gimdėm, prievartavom visus tos dirbtinio intelekto įrankius, kad mum čia gimtų ten tas vizualas, būtent tas mūsų tas kūdikis dabar vadinamas, tas vieni sako bebras, kiti sako meškiukas, kiti liutukas, tas mūsų lauriukas, ar ne, kuris yra tapęs kolegijos simboliu, tai va to konkurso visada laukiu su užsidegimu, labai jį myliu ir man atrodo, kad tas visai pavykęs. Nebūk lauras, būk bakalaura. Dabar sakom, jau nebeužmik ant laurų, tap bakalaura. Augam, tobulėjam. Jau geriau kažkaip skamba. Visada. Koks buvo gal pats keisčiausias tas ir linksmiausias moksleivio klausimas apie studijas? Būdavo vis tiek mes važiuojam, kai būna tas į studijų mūgės, irgi kas būna faina, irgi kad tu gali prisidėti papasakoti iš vidaus. Kaip tau? Tokio labai linksmo, jokingo klausimo aš turbūt neprisimenu, dažniausiai jie neklausia. Aš klausiu. Dažniausiai prieėję mokiniai neklausia, jie nori gauti dovanų. Čia teisybė tokia yra. Pastebėta. Taip, bet turbūt liūdniausias gal man yra toks įstrigė, žinai, kai nuvažiuoja ir sako, iš mūsų nieko nebus. Ypatingai, jeigu nuvažiuoja į mažesnius regionų, mokyklas, ten padalinius. Ir jie sako, iš mūsų čia nieko nebus. Tai va tada yra labai liūdna ir man atrodo, neįsirėžia giliau negu linksmi klausimai, va tas liūdesys, kaip užkurta jaunimą ir kad tikėk, tu esi unikalus, gal tu būsi dizaineris, architektas, gal tau net nereikės diplomo, bet tu nuveiksi kažką tokio ypatingo savo vietovai, kur tu gyveni. Tai va šito atsimenu ir aš važiavau kažkur regione irgi panašiai atsakė vos ne visi. Ir beveik niekas nesiruošė ten studijuoti. Aš tiesiog stengdavausi, kai buvom pasvaly gal paskutinį kartą. Tai būdavo, kada lankstinuką ateini, su gera nuotaika, taksipą. Sveiks, ką tu? Jums lankstinuką, pažiūrėk, painė, kolegė, taksipą, fainai, pabendrausim. Nes man tai, pavyzdžiui, kaip tik žmonės, kurie gal yra mažesniuose rajonuose arba užmiesčiuose gal, man tai ko jie patinka, kad pasižymė tą, gal jie patys net nesuvokia tą darbo etiką apie pačią. Atrodo, man tai būna tokį unikalumą neduoda, kad
gali ilgesniem valandom, gali labiau atsiduoti gal tą pačią, irgi, kad tas pas gal kitoks mąstymas, tas pas gali būti, kad negu didmiesčio, žinai, bet irgi kada... Jie tikresni tokie. Jo. Jie nuoširdžiai tau pasako, aš neįstosiu, man nieko nereikia, man čia, aš eisiu pas ūkininką dirbti, naują traktorių vairuosiu, ne? Ir jisai nemeluoja, ir jisai tikrai gyvens gal geriau negu aš tu šiandien dieną, ar ne? Tai, bet jie yra tokie tikri ir natūralūs. Kas dar yra labai faina, važinėjant po mokyklas, po regionus, tai yra skambučiai pertraukas. Kas yra labai įdomu, tai nes kai kurios mokyklos nebeturi skambučių kviečiančių į pamoką, kitos neturi kviečiančių išleidžiančių iš pamokos, kad netrikdytų tvarkos ir taip toliau. Bet smagiausias tada, kai yra muzika ir kai ją pasirenka patys moksleiviai. Tai nieko smagiau nebuvo už Šiškausko gabalą ir išgirsta vienoje iš mokyklų. Tai aš visada, kai važiuoju per mokyklas, visada mano laukiamiausias momentas yra skambutis. Skambės, neskambės ir kaip suskambės. Vaja. Pas mus gimnazijoje irgi būdavo muzika. Per ilgasias pertraukos jo. Ne, pas mus tai skambutis grinai būdavo. Muzika. Ai, skambutis, eikta. Tai Bet tik tiek, kad labai erzinanti muzika ten kažkokia būdavo, tikrai ne mes rinkomės. Ne? Ten jau buvo nustatyta. Mokytojams kamštukus iškart tik tais užsidėti. Bet kaip gerai nuteikė svečius, iškart prisimeni, vat mokyklą įsimeni, žinai, kur buvai, kad buvo kažkas kitoks. Vizitinė kortelė, kaip sakant. Savotiškai taip. Prisiminimas. Na tai baigiant tuos rimtesnius klausimus, tai... Čia rimti buvo? Truputį. Po to lauk žaidimas. Tai ką norėtum pasakyti studentams, kurie neina į nei vieną renginį kolegijos? Kas jums yra? Martynai. Come on, pažiūrėkit, kokie mes fainos ir kaip su mumis yra smagu. Iš tikrųjų, tai labai norisi pakviesti visus aktyviai, įstraukit, dalyvaukit, studijuojat gal tik vieną kartą, o gal paskutinį kartą, ar ne, tai arba pirmą kartą, tai tegul būna ypatingas, o neatsiejama studijų dalis, kaip mūsų direktorius visada sako, yra studentavimas, tai renginiai yra studentavimo dalis. Gerai? Gerai, labai gerai. Labai gerai. Laukiam. Mes irgi tas pats, kad kas labiausiai man fainiausias yra per tuos bendrus susitikimus arba pasibuvimus, kaip tas studentiškas gyvenimas, tas pas irgi, kada buvo Kristynų, dabar buvo tos, kaip gyvalis, irgi tas pačias bus ateinančias Helovino. Tai tas, kada nebūna visada tas galimybės pamatyti per visus iš skirtingų kursų. Ir kada toks kaip vienas dalykas vienė visus ir gali pamatyti, ta prasme, kas per žmonės, kokie žmonės, ko gyvena, ko kvėpuoja. Taip, ir kas yra labai svarbu, gyvenime, mes šnekėjome apie komunikacijos svarbą, bet iš tikrųjų yra ryšiai. Taip. Nes gal čia tavo būsimas kolega, gal čia tavo būsima žmona yra, ar ne, gal čia yra tavo bendradarbis, gal tavo darbdavys, ar ne, ir tie ryšiai, o gal tavo automobilį autoservisą tvarkys rytoj, žinai. Paskui nuodėlė gausi gal. Šitos pažintys yra svarbu. Šiaip jo. Labai įdomu ir susipažinti ir pažinti ir galų gale, tų renginių metu pažįsti ne tik tai studentus, bet kitą kartą turi galimybę pamatyti ir dėstytoją kitam kailį. Ne tokį oficialų, ne tokį rimtą, atsipalaidavusi, sužinoti apie jo hobius, pomėgius, kas jam patinka ir kas erzina paskaitų metu ir panašiai. Tai tokį ryšį irgi tada atsisuko ir tas labiausiai fainiausia, kad jeigu pamatai arba per miestą kokią šventę, arba tiesiog miestą gal kažką, aš einu tas, sveikas, malonu pasimatyti. Taip, čia būna tas jausmas, žinai, kai žmogus nežinai, ar oficialiai pažįsti, kaip aš sakau, mažesnė mieste, kai gyveni, nežinai, ar pažįsti, bet norisi sveikintis. Tas veidą pažįsti ir norisi prieiti ir sveikintis. Kažkur, manau, matyti. Jo, nesvarbu, gal tik tai iš Facebook'o, bet vis tiek. Vaidis. Na tai gerai, judam prie žaidimuko. Tai kadangi esi politinio komiteto ten ir pirmininkė ir norėjai tapti merę ir tai... Negerai skamba. Taip, tai žaidimas bus toks įdomesnis. Žaidimas vadinasi rinkiminis šūkis. Mes tau duosim problemėlę. Aš žinok, nustebęs buvau, visai fainai. Mes tau duosim keletą problemėlių ir tau reikės sugalvoti, ar tai rinkiminį šūkį, ar kažkokį pažadėjimą, kad būtent tai problemai išspręsti. Kažkauna tiesiog į galvą. Tai gerai, pirma problemėlė yra kolegijai trūksta valgyklos.
Netrūksta. Tada pateikime alternatyvas. Kviečiame studentus šiandien dienos pietus valgyti Nendrėje Vėja, Forto dvaras, Kankanas, Bisas, Akordai, kita pusė profesinės mokyklos valgykla, Panevėžio Respublikinės ligoninės valgykla, Bezmenas turguje, kiekvienam skoniui, sušiai, kebabai, bulvytės free, viskas, ką nori. Nutolę nedaugiau nei 10 minučių pėstute keliu. Bet aš reiškiau opoziciją. Taip, padėduokim. Mokykloje būdavo maistas už kokius 2 eurus visi patiekalai. Nebe tie laikai, vikutinė. Dar prieš 2 metus buvo. Gerais laikais vis dar gyvenat. Gerais laikais gyvenat, nebėra aš tiek. Dabar nueini į kokį restoraną, ar kur be 5-6 eurų jau viskas. Taip, dienos pietus kainauja paprastai tą kainą, bet jeigu jau taip jau norisi labai studentiškai ir moksleiviškai, tai galima tikrai pavalgyti iš namų, iki parduotuvė Maxima ir kiti prekybos centrai siūlo paruoštukus, kolegijoje studentų erdvė yra mikrobangų krosnelė, galima pasišildyti, galima būti tvariems ir atsinešti nuo vakarienės likusių likučių, netgi pavaišinti kolegas, pasidalinti receptais, kaip gaminam, ar ne, įvairiom subtilybėm. Kurti bendruomenės. Tai čia iš tikrųjų sprendimų yra labai daug ir jie yra labai paprasti. Ir kaip mato, mūsų studentai tikrai nevaikšto labai sulysę, visai gražiai atrodo, pietų metu netgi tikrai pakvimpa visai neblogais aromatais koridoriai. Gerai, kita situacija. Studentai pasilieka darbus paskutinį minutį. Buvo, bus ir tebėra. Kitaip negali. Turbūt kitaip negali būti. Galim savo meluoti, galim eiti laiko planavimo mokymus, galim mokytis. Visi suprantame, kad reiktų namų darbus daryti, užduotis nuo sunkiausių pradėti ir baigti lengviausią, bet ką mes darom? Pradedam nuo lengviausių ir maloniausių, o tas paliekam paskutinį nakčiai. Tai aš galiu tik palinkėti, nepamiršti ten stipresnio puodelio kavos, kokio tonizuojančio gėrimo ir tą naktį neužmigti arba iš ryto nepramigti terminu. Tai jau. Tiks vyko tokia. Ir buvę. Buvo ir mum tai būna, mes irgi taip darom su deadline'ais, dar yra tokia tarp suaugusių tie bajeriai tokia sklando, kad kartais tas sunkes užduotis paliks stalčiui iki deadline'o specialiai, nes gali nebereik daryti. Žinai, kartais keičiasi kažkokia tvarka, reguliavimas, mėnulis pašvietė, nusprendė, kad nereikalinga. Bet nėra, kad tavo kartais, bet tas dalykas atrodo, gal abiem, kai atrodo, dega, kaip sakant, užpakalis, tai toks jau, ta prasme, jau kūrybiškumas visai kitoks atrodo, tai pačiai užduotį pasidaro. Taip, nes kai turi daug laiko, tai tu jį ir turi. Tada gali svajoti, varną šaudyti, o kai tave laikas įspaudžia, tu dirbi produktyviau. Kai turi daug laiko, tai čia turbūt ta pati diskusija, kur mes ir diskutuojame apie darbo savaitę, 5 ar 4 dienos, nes kai kurios įmonės pastebėjo, kad jeigu tiesiog suspaudi 4 dienas ir tas pačias užduotis darbuotojai puikiai gali atlikti, nes jie turi motivaciją, kad turės 5 dieną laisvą. Tai čia taip pat yra ir su tais deadline'ais, kai tu žinai, kad tau jau viskas dega, tu imi ir padarai, nes nebėra kur trauktis. Nes kai turi laiko, tai prisėdi, čia va tokį sakinuką, antrą sakinuką, jau nebeturiu idėjų. Kai nebelieka laiko. Turbūt kaip suaugęs turėtum sakyti labai atsakingai, labai kviečiu nepalikti darbų paskutinį akimirkai, atlikti juos laiku, kuo greičiau padarysi, tuo daugiau turėsite laisvo laiko, galėsite įskirti savo mėgiamoms veikloms ir būti ramus per atsiskaitimus. Bet iš tikrųjų nepamirškit kavos. Bet iš tikrųjų gyvenimas yra gyvenimas. Toks jau tas gyvenimas. Tai gerai, 3 problemėlė. Studentai nebendrauja tarpusavyje. Nežinau. Šito aš nesuprantu dalyko. Šitas man yra nepažįstamas dalykas, nes man atrodo, kad netgi kai sako, kad inžinieriai studentai yra uždari, ar ne, ten tokius turim stereotipus ir šablonus, vienai par kitaip, kiekvienoj terpėje, ar ne, kiekvienam darbe, taip ir mes kolegijoje sakom, kad jau su tais inžinieriais, tai jie iš tolo matosi, ne, jie užsisklendė daugiau, galvas nuleidę, vaikšto, nebendrauja, čia matom pavyzdį, čia matom vieną iš tų pavyzdžių. Tai iš tikrųjų, man atrodo, kad kiekvieną galima prakalbinti, tai čia yra kiekvieno iš mūsų atsakomybė ir darbas, jeigu aš noriu atėjęs į paskaitas jaustis gerai ir susirasti draugų, aš bendrauju, ne? Jeigu
Mano kaip dėstytojo darbas irgi yra įtraukti ir mokyti kompetencijų tokių kaip komandinis darbas, bendravimas, kompromisų ieškojimas ir panašiai. Tai aš irgi stengsiuosi kolektyvą lipdyti, ar ne? Tai čia, man atrodo, toks studentas bendrauja, nebendrauja. Jeigu jisai tikrai nenorės bendrauti ir yra labai uždaras, tai ko gero jis toks ir bus, bet jeigu šalia bus toks fainas žmogus kaip aš, Martynas arba Vika, ir jie norės bendrauti, tai ir juos galima prakalbinti. Ir matom, kaip tokie žmonės kitą kartą atsiskleidžia. Tie, kurie lyg ir sakė, kad nenori, kurie atrodo labai dideli intravertai, jie paskui tampa puikiomis kompanijų sielomis, tyliomis, bet puikiai besijaučiančiomis ir papildančiomis komandą. Man atrodo tas pas, kad tas vien pasisveikinimas, paspaudimas rankos tas pas, arba nežinau, gal tenais, jeigu merginam, gal apsikabinimas tas pas, kad O jau vaikinam tai negalima. Nu, nežinau, neįprastas, ateini iš karto, labas rytas, susiglėbė. Pabandyk, man atrodo, kad irgi puikiai prasijudintų kompanija. Iš savo kolegų, man atrodo, jo, tada toks būtų. Ką tu čia dabar nori? Kas, Martynas. Jo, Martynas. Pričiuožęs kažko jau toks jau irgi. Nu, gerai, man toks irgi paskutinis, dirbtinis intelektas atima studentų kūrybiškumą. Oi, va čia galim diskutuoti ir daryti atskirą podcastą. Čia, kur aš pati neapsisprendžiu, ar čia daugiau pliusų jisai turi, ar daugiau minusų. Žinau, kad jį įveiklinus teisingai, jisai gali labai pagelbėti, nuimti tam tikrus rutininius darbus. Ir iš tikrųjų jau nėra toks kvailas tavo darbdavys ar tavo dėstytojas, kad tu tiesiog nuneši jam ChatGPT duotą atsakymą ar bet kokio kito įrankio, ar ne? Tai jau reiškia, tau reikia kūrybiškumo ir tai, kad tu naudoji dirbtinį intelektą, nereiškia, kad tu esi nekūrybiškas, nes kol kas jisai gali būti labai geras pagalbininkas, draugas, labai geras kritikas yra dirbtinis intelektas, nes tavo gali idėją sukritikuoti ir pasakyti, kad mąstyk originaliau, tai kartais su juo galima pasikalbėti, kai nieko nėra šalia kolegos kabinete, bet aš manau, kad ne, jisai kūrybiškumo neužmuša, jeigu tu jam neleidi to padaryti. Kaip tau vyka? Jį reikia formuluoti pagal save. Taip, tu tiesiog jį auklėjai kaip šuniuką, kurį augini ir mokai eiti į dėžutę ar ne, arba į lauką. Tai taip pat ir dirbtinį intelektą, tu pasiruoši savo stiliumi, juk tu jam duodi tam tikros stiliaus užduotis ir kiek tu iš jo reikalausi, prašysi, tiek ir gausi. Tai matau, kad kūrybiškumas labai svarbu čia. Aš dažniau jį sukritikuoju. Paprašau, pateik idėją, pateikė, netinka, keisk. Netinka, keisk. Ir tiesiog neišsirenku nei vienas. Gerai pati susigalvosiu. Geriau pati sugalvosiu. Taip. Jo, būna. Man tai bent jau asmeniškai toks kompleksinės užduotis, kada reikia spręsti, ar tada būna, reikia supaprastinti tas atsakymus tas pačius, arba kad pačiam perteikti tą patį, kad kokią komplikuotą gal teoriją, kad atrodo bent jau tą pačiam, tuo metu net suprantama, gali toks ko puikiausiai pateikti penktokų. Ne, turbūt lengviausia šiandien dieną tuos dirbtinius intelektus naudoti, mes naudojam vietoj naršyklės dabar, vietoj vertėjo, kai reikia kažką išversti ar kažką, nes tiesiog yra paprasčiau vieno atsidarimų programėlės visą tai išspręsti. Tai man atrodo, kad tom kasdieniam, rutininiam užduotim tai jis yra ypatingai gerai. O kūrybiškumo niekada niekas netims, neužmuš ir nepakeis. Taip. Tai kaip sakant, Gaida, dėkojam pačiai pašnekoviai, kuriai Viktorijai, kuriai buvo. Ačiū, kad visi, kad teko žiūrėti, paklausyti mus. Ir tai kviečiame, kad jūs irgi tą įsitraukti, būti, ta prasme, bendruomenės dalim, nes visus priemam ir šiltai priemam stengiamės, ar ne? Taip, tai aš irgi noriu pakviesti visus, klausykite, žiūrėkite, stebėkite, palaikykite jaunus žmonės, jų idėjas ir norą veikti, ateikite ir sudalyvaukite čia pokalbėse, nes yra visai smagu, galite klausimus užduoti ir jūs, ne tik jums. O mūsų socialinius partnerius verslus visokius tai dar kviečiam ir paremti, nes mes čia visai mielai pasimėgautume kavos puodeliu, kokio kruasano, ne? Arba kokiu nors rašikliu, kuris gali būti naudingas, pasižymint tam tikras pastabas. Visada buvo panaudotas, kur toks ateini, oi, nieko neturi rašiklio, žiūrėk, štai ko trūksta studentams. Kaip gerai marketingo specialistą pasikviesti. Tai va, ačiū tau už pokalbį, ačiū jums, kad žiūrite ir iki kitų kartų. Laimingai. Neužmėkit ant laurų, tapkite bakalaurų. Va, puikiai.